Krikštynas. Dauguma universitetų turi krikštynas ir kai aš studijavau Romerio universitete, jos buvo privalomos. Viskas buvo prasidėjo nuo to, kad mes susibūrėm į komandas ir mes turėjom sugalvoti savo vėliavą. Sugalvoję vėliavą, turėjom duoti priesaiką, daryti žiauriai daug atsispaudimų, pritupimų. Vėliau pas mus atvažiavo Aras. Jis mušė mus elektrošokeriais, jis mėtė mus kiaušinius. Šiaip ganėtinai buvo smagu. Iki tol, kol mes neišėjom iš universiteto. Universitetas buvo Kaune ir pati vieta buvo centre. Tai mes išėjom iš universiteto ir turėjom pritupę eit link tilto. Priėję prie tilto mes turėjom atsigult ir per jį ridentis. Taip, mes ridenomės per kažkokį, man rodos, Mindaugo tiltą, ridenom ir gavom nemokamai gėrimų. Vėliau viskas tęsiasi miške, buvo įvairios kliūtis. Tuo pačiu metu į mus faktas mėtė miltus, kiaušinius, kažkokius skysčius ir mušė elektrošokeriais. Pabaigoje mes turėjom čiuožt nuo kalno, nuo slidaus kalno, nes ant jo buvo ir muilas, ir nežinau net kokių skysčių, ir davėm priesaiką prie ežero.